Šių metų gegužė priartėjo prie nukeltų varžybų mėnesio titulo, tačiau žemaičiai ir čia parodė savo atkaklumą. Nors esant sudėtingiams orams, Žemaitijos taurės varžybos įvyko. Buvo dienų, kai sklandytuvai nekilo, buvo dienų, kai ne visiems pavyko įvykdyti dienos užduotį, o galutinius taškus varžybose sudėjo paskutinė rezervinė diena. Tai mūsų varžybos prasidėjo gegužės 17 dieną ir pirmą pratimą įvykdėm tik gegužės 21 dieną. Ten, kaip sakant, tie ciklonai pasislinko šiek tiek. Tai viena diena išpuolė gan nebloga, iš tikrųjų prognozavo kaip ir prastesnį orą, bet tikrai gavosi gan gera diena, gan nemaži greičiai palyginus tokiai dienai. Tai ir įvykdėme pirmą pratimą. Sekančią dieną taip pat skridome, bet dėja oras nebuvo taip tiksliai nuprognozuotas, ko mes tikėjomės, ir pavyko apskristi tik 3 pilotams. Bet to užteko, kad įvykdytumėm dienos užduotį, užtenka tik tais vienam pilotui nuskristi 100 km, kad būtų įvykdytas pratimas, tai padarė 3 pilotai. Šiais metais Žemaitijos taurė ypatinga tuo, kad sklandytojai varžėsi 3 klasėse - klubinėje, sportinėje ir retro. Retro klasė tikrai nepamenu kada, bet paskutinį kartą vyko Akmenėje, jeigu nemeluoju, gal prieš kokius 8 metus tik tais. Tai labai smagu iš tikrųjų, kad atgaivinam ir šitą klasę. Iš tikrųjų nėra labai daug tų dalyvių, bet 3 ir toj klasėje skraido ir mūsų naujausias jaunasis sklandytojas įgavęs licenciją. Tai, kaip sakant, tom ypatinga. Gavau šį kartą skristi su retro klasės sklandytuvu, Blaniku, jaunystės meilė, vaikystės netgi meilė. Tai sugrįžo visos tos dienos, jaunystės dienos, taip kaip vakar atrodo viskas įvykė. Kai kuriems dalyviams šios varžybos pirmi skrydžiai po žiemos, o visiems stipri treniruotė, kai apie lenktyniavimą ne visada lieka laiko pagalvoti. Labai laukiau šitų atostogų, kad atvažiuot ir pagaliau atidaryti savo sezoną skraidimų. Tai vat ir paskridau pirmą kartą šį sezoną ir vat dar sudalyvavau ir gan netgi pasisekė. Manau, kad čia buvo tikrai puikia proga pasiskraidyti ir pasibandyti įvairiose situacijose, nes per maršrutą būdavo vienos atkarpos gan stiprios, kitos gan silpnos. Tai toks, pavadinčiau, dinamiškas skrydis ir visos varžybos. Ašgi negaliu pralošti savo mokiniams. Aš turiu ir užleisti juos į priekį ir pralošti negaliu. Na, žinot, ta konkurencija tokia prie tokių orų, kaip teko skristi, tai tik tai svarbu, žinot, yra išgyventi ore, atlikti tai, kas yra užduota, o jau konkuruotis, tai jau ten kaip kam pasiseka. Tai tokios konkurencijos kaip lenktyniavimo tarpusavio aš kol kas nepastebėjau, galbūt per mažai dienų čia skridom. Tarp įsimintiniausių dalykų sklandytojai išskyrė orus, naują klubą ir entuziazmą. Vienas buvo su stipresniais orais, gražus debesiukai, kitą dieną saulės termikai ir panašiai. Bet įsimintinos šitos varžybos dar ir tom, kad tarkim, draugas Arnoldas pagaliau savo sklandytuvą pirmą kartą apskraidė šiuose varžybose naują modelį Lietuvoje. Man asmeniškai įsimintinos šios varžybos, kad atstovauju naują sklandymo klubą. Yra įkurtas, atsiradęs Lietuvoje naujas sklandymo klubas pavadinimu Kretingos sklandytojų klubas. Tai tuom tos varžybos ir yra man tokias įsimintinesnės. Įstrigo labiausiai, supranta, tas nenuspėjamumas orų. Tu pasiruoši lyg ir vieną strategiją prieš skrydį, bet ta orų permaina tokia iš tikrųjų viską sudėlioja savaip. Tai va šitam sklandymas ir yra žavus, niekada tu nenuspėsi iš tikrųjų. Gali pasiruošti, gali strateguoti, bet viską diktuoja oro sąlygos. Tai va čia ir yra viso sklandymo romantika iš tikrųjų. Aš tikriausiai visas Žemaitijos taures apibūdinčiau panašiai. Visada yra
toks žodis fein. Visada yra labai smagu Žemaitijos taurėje, ar jos vyktų kokioje Šeduvoje, arba vyksta Telšiuose, arba vyksta Akmeniai. Visada nustembi, kad tiek daug entuzijazmo, tiek daug žmonės įdeda širdies ir darbo, kad pasiruoštų varžybom. Kitas iki žinant tas vat, mūsų ir žmogiškuosius išteklius ir kitus resursus, atrodo, kad nu, čia varžybas rengti, žinot, čia reikia dar praturtėti kažkiek, čia ne taip paprasta ir taip toliau sąlygas kažkokias sudaryti. Pasirodo, žmonės viską padaro, jei tik nori tą daryti. Tai, o Telšiai šiuo atveju tikrai džiugina, kad organizacija ir buitimi, ir net orais, tokiais, kaip kad buvo. Vis dėlto buvo galima skristi. O Telšiai visus neabejingus aviacijai žada nudžiuginti dar vienu dideliu gražiu renginiu – Telšių aeroklubo 90-mečio šventę. Kada 35 metais buvo pirmą kartą užregistruota sklandymo stotis gegužės 14 dieną. Ir tą progą mes ne tikrąją dieną gegužės 14, bet rugpjūčio 16 dieną. Tai bus ilgasis savaitgalis žolinių Telšiuose organizuojame aviacijos šventę. Tikrai susirinks daug pilotų, daug žymių pilotų. Manau, tikrai bus įspūdingas reginys, tai visus kviečiame atvykti. O kol kas grįžtame prie varžybų ir sveikiname nugalėtojus. Gausiausios klubinės klasės nugalėtojų tapo Ringaudas Kikalas. Sportinės klasės Vytautas Šveikauskas. Retro klasės Lina Zubė. Dytė Česikaitė, Arūnas Artanavičius, Vilnius.